Du dalykai gyvenimo, kai Vaidas yra įsišiepęs. Kai neapsišika ir kai nusiperka priekalą. Liuot labai jau galingai sukosi mūsų vijurkas. Nežinot, ką tik įsigijau. Jau pasakiau, ne? Priekalą įsigijau. O taip, rodys, blėt. Nesuprantat, mergas iš vis nesuprantas, kas čia per daiktas. Pasižiūrėkit, ant sėdynės užkrovėm priekalą, kad žmonės mums rašytų, kam jūs ant sėdynės dedat. Todėl ant sėdynės dedam, nes pas mus bagažinė išpuvus. Aš įdėjau Instagram, dar net gyvenime nesu tiek daug gavęs širdučio ir peržiūrų ant Instagram stories, kiek sulaukė šitas priekalas, kurį mes įsigijom. Ten 105 000 žmonių peržiūrėta. Čia buvo rekordas mano visų laikų Instagram'o ir aišku žmonės rašo, kad sėdynę supasau. Nu ir kas, čia tiesiog vokiškas mersas ir nieko tokio čia nėra, mes prieš technikinę į Afriką išsiųsim ir visus afrikiečiam čia įsišiepė. Nusipirkam priekalą, nusipirkau ir kūjį, bet čia toks kūjis, nekreipk dėmesio, dar čia kitas bus, čia dabar tiesiog nusipirkau, kad tik pasižaidimų, žinai, nes dėl video, kad būtų. Ir spaustuvą, aišku, pasiėmiau gerą ir patį priekalą. Sako, priekalas yra 100 kg, bet kaip visą laiką sako, kad 100 kg priekalas, tai bus kokie 6. Tam atsinešiau svarstyklės, kad pasisvert iš tikrųjų, nes kažkaip aš labai lengvai įdėjau ir galvoju, blėt, gali būti, kad 100 net nesveria, gal mažiau. Dabar išsitrauksiu ir galėsim pasižiūrėti. Jaučiu, man reikės padėti tau, žinok. Įjungiam iš karto mūsų svarstyklės. Ai, lengvus, ne? Slysta biškina tas. Slysta. 95,2. O tai kas būtų, jeigu aš sportuočiau, man? Blet, čia daug ar nedaug? Aš sveriu 6 kg dabar. Tiesiai nugarą. Nėra sunku, nežinau, kad ten sportininkai kalba, bet labai sunku kilnuoti. Turim seną sumyštą kaladę, ant kurios biškai uždėsim tą priekalą. Pamėginsim šiandien kažką išsiplakti. Pamėginsim nueiti į namus, surasti metalo gabaliuką ir norėčiau padaryti rankiną mūsų durim. Kol kas padėsim pagrindą jaučiu ant šitos palėtės, išsilyginsim. Po to nuvažiuosim jaučiu gal, arba tėvas sakė, atras žmogų, kuris nupjaus kelmą medžio, uosi kokią ražalą, kelmus pačią, žinai, nupjaus ir atveršinais ir pasidarysim, kad būtų jau normalus stovas mūsų priekalą. Nes dabar, žinai, toksai papūs. Pažiūrim aukštį. Jo, biškriuoj. Panašiai jau, žinok. Čia labai reikia irgi nedaryti viską labai tiesiai, žinai. Nešam priekalą. Apie ausis kaip eina, kad neitų per ausis reikia grandinių ir užmes visur čia aplink. Dabar kreivai, kaip matote, aišku, čia pasmastysis kreivai. Stovės, ale grandinės užsimetė, tada tas skambesys dingsta. Bet kol kas nepašalinsim jo. Tegul spiegia per ausis. Ir dabar, manau, reikėtų šitą, žinok, pristaisyti. Ir jį reikėtų ant kampą kažkur, kad galėtumėm prisiversti kokį nors daiktą ir jį išlankstyti, žinai. Koks gražus, lygus kampai. Nu, tai va, pakankamai lygus tikrai. Šitai būtų nušlifuotas, jau darytas, chimyčintas, jau vyrintas gal daug kartų, bet kaip mūsų poreikiams čia yra tobulas priekalas, tikrai. 200 eurų sumokėjau. Plaktuką pasiėmiau biškį per sonką, reikėjo jaučiu 1,5 kg. Norėjau, kad būtų rankina. Šitoje vietai. Praktiškai šitas galas net jau tenka, bet aš reiktų nupjauti, arba išsitiesinti reikėtų jį, ne? Mano planas jį padaryti 4-kampį pilnai, tada įdėti mūsų spaustuvą ir su regliam susuk, kad būtų vis susukęs ir tada padaryti jau rankinos formą ir tiesiog sugrąžti, prigrąžti. Nežinau, ar šiandien tai pavyks padaryti, bet norėtų, kad pavyktų. Ir naudosiu ne savo dabar tos dumplės, kurias pasidariau prototipą, kurias pasidarysiu po to normaliai. Jaučiu feną įdėsiu ir ant šalto oro pajungsiu, tam, kad pasižiūrėtų. Kaip sekasi mano šalkalvystė. Viską kaip ir turim, atsipjojom kampą medį ir dabar susidėsim, iš karto bus mūsų paruoštas dirbtuvės darbui. Kiek aš daug planų turiu, kad tik tai visi spėčiau gyventi iki mirties. Dar turiu kokių 8 metų. Planuoju gyventi iki 110 metų. Galvoju šitą va čia va sukt ir ant tos viršaus prisuksim tada mūsų spaustuvą. Šitą va. Bam ir prisuksim. Bet pirmą prisisuku standžiai patį laikiklį. Gerai, labai gerai. Viskas čia gerai. Viskas čia tobulai, net pasakyčiau. Jėzus Marija, kaip gražu. Priveršim, tada atsinešu anglies, mėginam užsikurt,
akmens anglis yra biškai drėgna, tai reiks džiovinti ją, žinai. Nu, bet džiovinė kartu, žinai, kūrenas. Plius Kalis, kadangi buvo atvažiavęs, sakė, reiktų patobulinti šitą vietą biškį, bet galvojam, gal kas ant tokio pasikaidins, ne? Ką čia tobulinti? Pasižiūrėsim, mitų grįvėjai būsim. Tiesiog uždėt skardą čia. Nu, tai ne skardą, bet tokia stresnį metalą, žinai, porą milimetrų užmest. Galima pusę, gal mažiau, žinai, ciemą užmest ar kažką. Ir tiesiog vieną skylę padaryti. Ir gausi, kad per tą vietą norės tiksai oras. Ir taip išsikaidintų metalas, kad vien plakant vis netaškytųsi, žinai. Jau kalvė, jau darosi kalvė panaši. Nebedaug lyka, jau išsikrausiasi Vilniaus namą ir darysiu savo garaže nesąmonės visokias ir čia atsivešiu dalykus. Aš noriu, sakau, dumplės noriu normalias padaryti, ne kaip tokias, kur pasimokinau, noriu normalias dumplės, kad šitoje vietoje stovėtų viskas. Tada čia žiauriai gerai viskas atrodo. Pirštais susuksim. Turiu stotelę pasiėmęs energijos, turiu tesus ir stotelę paėmiau. Tai jinai yra 300 vatų duoda, žinai. Tai fenui užteks, nes mes feną naudosim be šilumos. Tai, žinai, tai yra daug nesunaudoti. Jeigu matysim labai siurbės smarkiai, tas 10 generatorių pajungsim ir padarysim, kad pūst. Čia jau 20 metų tam fenui. Vadėjau įdėt. Pažiūrim ar pučia. 220. 99% kol kas. AC on. Tik šaltą jungiam. O Jėzus, net spiegia. Oi, gerai. Oi, broliai ir seseris, laikykitės, nes čia mes dabar užkursime. Čia va Žilvinas, kuris irgi turi T3. Sako, pasimėgink su bambuko. Ne bambuko, čia yra kokoso anglim. Sako, irgi gerai. Nu, tipo, gal čia geriau yra krostim, bet žinau, jį panaudosiu, kad galėčiau užsikurt akmens anglį. Tuo atnešiu jums akmens anglį, parodys kaip atrodo. Viskas turėtų būti žmonėms įdomu. Jeigu man įdomu, reiškia turbūt ir kitiem įdomu. Biškį trauksiu ir padėsiu čia. Va, čia yra anglis akmens. Grinai jau senas, milijardais metų, čia kiek daug gyvybės būta ir prarasta. Tai gerai, užsikuriu laužiuką, su šitais angliukais mes išdžiovinsim akmens anglį ir galėsim dirbti, žinai. Gerai, šitų prisilaužom, aišku, čia senovį tokius irgi naudodavo. Ne šiaip tikri šalkalviai, tai jie metalą pasiema vynį. Kala, kol pasaro raudoną ir tiesiog ant popierių uždeda, buf, lieps. Parodysiu po to, kai atkalsiu šitą sistemą. Iš karto anglį susikraunu, šitie, kad džiūtų, va, čia į šoną. Turėtų labai dūmit šitie. Gerai, mėginam ir šitą. Palaužysim. Čia atrodo būtų iš Ignalinos atominės elektrinės ištraukti. Gerai, ne? Tuo ir kalsim. Po to čia reikės dar pasidaryti, pirmą kaladę. Čia dabar atsimatavimai vyksta, tėvas sakė, kaladę parūpins. Galvoju šis arba pačiam pasidaryti kuolus, kurios įkalt ir kad apkabintų priekalą, kad jis nejudėtų iš vietos. Arba prisuks su medvaršys tam tikrai, žinai, dideliais, tokiais specialiais. Arba iš siauruką bėgių ištrauksiu. Laikiklis. Paimsim, žinai. Tokį plaktuką iškasiu. Sustvarkiau. Ir čia bus geras man metalo laikiklis. Prisispaudžiu. Čia įdėsiu. Ir kai suksiu, jis metalas gražiai suksis. Iš pat pradžiai ir padarysiu keturkampį dabar. Įkaitinsiu šitą metalą ir padarysiu keturkampį, kad būtų patogu jam užsiimt, žinai. Ne. Bet jo, reikia būtinai tą plokštelę užsidėti, kad būtų vienoje vietoje, nes dabar gaunasi, kad labai daug energijos prarandu iš šono, visur išeina, o būtų vienoje vietoje koncentruoti labiau. Aš rankai laikysiu, kol atsipurtysi dabar. Gerai. Labai per ausį skamba. Bet čia gražiai, keturkampis gausi. Toliau.
lengvai plakasi. Aišku, reiktų, kad dar raudonesnis būtų. O šiaip aplamai būtų geriausia pasidaryti kažkokį stovą, žinai. Jeigu ilgas, nu tokį ožį pasidarai, tokį mažiuką, ant kurio gali tu va taip uždėjęs tiesiai laikytis. O čia būtinai reikia kažkokį kantą darytis, nedaryti va tokio ovalaus, kaip padaryta pas mane, nes tu galėčiau daug anglių prikrauti ir vis va taip su samtuvėliu stumti į centrą. Tačiau vėl pasiupdeitinsi šitą dalyką. Ir kai jau bus lygus viršis, tavo automatiškai žiek stovės. Nu, matau, kad kardą bus iššūkį padaryti. Matos keturkampis. Biškai giliau labai kiščiau čia. 75%. Bet esmė, kad mes dabar pirmą kartą taip užsikaitinam, o po to reikės vėl iš naujo kaitinti ir sukti. Reikia už iškart su tam repliam treniruotis, nes reiks jų, žinai. Tai reikia su repliam tom, kur ir turėjau. Negaliu užveršti aš jų. Bet žiūrėk, gražiai susisuk. Tai. Pažiūrėjom, ar stogas čia labai kaista, ar ne? Kaip katina pilvukas 40 laipsnių maks, be šansų, kad kažkas užsidegtų. Žinau, kad čia, žinai, bus įkaitę, bet vis laiką Vaidas, tai man ten sakė žmonės, kad gali, kad čia užsidegtų, bet tai sakau, nebijokit, nieks neužsidegtų. Dabar su vamzdiniu raktim suksim, šitas patogesnis, patogus, bam, įdėsiu į spaustuvą ir susuksim. Gražiai. Tikiuosi, kad gausis baisiau. Gaunas visą laiką, Vaidai, gražiai. Gražiai. Dabar šitą vietą reikia pasikaitinti, ne? Iki va tiek pasidarysim, čia iškaitinsim, išsisuoks ir tos galus daug išplaksim, taip kaip jie išplakė ir bus viskas padaryta iki galo. Vamzdinis raktas kol kas man labiausiai patinka, bet reikia treniruoti su senais įrankiais, bet čia dar vėliau. Gerai, šitą čia užkraunam. Oi, kaip gražu. Nu, tikiuosi tą pusę. Eik tu peklan, kaip gražu. Maksimalų, jungia karštį. Žinai, ką padarysim, man tai? Jeigu nespėsi išplakt, padarysim pertrauką 3 minučių, gerai? Ir nueisiu pakrausiu greitą, kad nereiktų generatorių neštis, su šita daug patogiau bus. Bet jo, va, čia gal planuoju skardą užsidėti vis dėlto. Nu, kad dėl viso pikto, žinai, gali būti užsidegti. Bet žaislas geriausiai taip veikia. Dumplės pasidaryt, bet galvoju dar vis. Noriu padaryti tas dumplės, kad veiktų su rankų paspaudimu tikrai. Bet aš norėčiau padaryti šokotuvą šitą vietą, kad būtų senom dumplėm sklendis ir padaryti taip naujoviškam, žinai. Jeigu ten pasižais nori su tom dumplėm pasižaidį, jeigu nori nuo elektrą pasijungi. Gražiai, kaip skrūstas sausainiai.
Gerai, dabar mūsų tikslas, čia gerai padaryta viskas. Čia net tiesinti dabar net nereikia, gal biškai patiesinti galim. Dabar reikia va šitos va 2 galus, smarkiai jos ištrėkšti, išplot ir mėginti padaryti kaip lapą. Nu, ten jau su bulgarke atsipjausi, žinai. Net ir šitų žirklių specialių karpytai, su bulgarke nusinešiau, ten gal pasidarysiu dažnai. Vau. Šis vos yra ovalus ir man atrodo ovalas yra, kad biškai treškia, žinai. Bet ir pažiūrėk, mūsų priekalas irgi kreivai stovi, žinai, čia reiktų išsilyginti, čia turbūt viskas lygu. Dabar, žinai, kampo laikai, dar kažką prisižaidi pats. Tai gal reiktų labiau plokščio ir reiktų tikrai man lengvesnio, nes mano rankytėm per sunkus. Aš daužau ir man pavargsta dilbis ir tada pirštai pavargsta. Bet gali būti dėl to, nes aš per stipriai suspaudžiu. Čia reikia tas overgripas, žinai, kur gal reikia labiau atsipalaidavę, žinai, kaip teliokai per galvą. O Jėzus, koks raudonus! Net tyška! Opa, gerai, turim. Dabar, aš galvoju, nedarysim čia lapą. Nu, mes nesibam, čia viskas tobalai gaus. Mums reikia tiesiog prasigręžti kilūtis, bet dabar negręšim, o kai pasidarysi rankiną prasigręšiu. Reikia šitą vietą dabar įkaitint, tada biškai palenkt, padaryti tokį tunk-tunktą, ne? Jo. Nice. Ir dabar aš šiparatorius stumu, žinok, į tave. O Jėzai, gražiai. Dabar reiktų suplakti. Jaučiu dar ant priekalą pasidėtą, ne? Jo, šitaip. O Jėzus, kaip gražu. Jo, dabar reikia vėl tiek įkaitint ir į kurią pusę palenkt dabar šitą gaunasi reikia? Į kitą pusę. Gerai bus. Gerai, dabar dedu tiek, kiek anakart dėjau. Biškį, nes vis tiek ten užsilenks daugiau. Kažkas tokio, ne? Taip. Gražiai jūs. Per toli. Biškį toliau vienas gausi, ne? Blet, reik ištiesinti. Gerai, pasibaigia mūsų energija, tai aš galvoju naudoti dabar jau iš tikrųjų dumplės. Veik, žinok, čia. Padarysim, užkliuosim visur, kad niekur neitų. Bet jo, reikia padaryti mums čia energijos šaltinio kažkokio, arba gerų dumplių ir viskas čia gaus. Gal mes užsiminėt, gal. Ir žinai, kas sunku, kai nesurankam laikai metalo su repliam, man tas yra sunkiausias, nebesusgaudau aš, kur kas kaip eina, žinai. Nelabai nori. Tuščia. Ne, reikia jau čia eit pasikrauti. Nepadarysim su šito, žinau. Net žirbėlės nepadariau. Einam, mes arbatėlės atsigersim ir pasikrausiu batarkę. Čia greit pasikraunam per 3 minučių. Mums tiek nereikės iš viso, tai čia šis sekundžių reikalas, kaip galiu pasakyti. Rankas. Su pirštinėm. Kai dirbi su pirštinėm, rankas švaris. Ne karštas, tai su pirštais tada. Panašiai, ne? O. Šiaip praktiškai jo. Sakyčiau, labai gerai gaus dar. Palyginus save kampą biškį. Ne, labai gerai gaus. Leisim truputį atvest. Rankiną kaip autobusą. Čia užsikirnuosiu.
Su skylutėm gražu. Bam. Aišku, didelės rankinas, bet gerai. Kaip autobusų duris susidaryti. Pagal mūsų duris pačias. Gerai, kaip pasponus. Su jau atidėsiu rankiną. 1,5 metais, jeigu tai reikėjo laukti. Rankinas šak labai gerai, labai patogiai. Sakyčiau, vieną patogiausią rankinų mano istorijų sukurtų. Pažiūrėk, nelaužia rankų niek. Nes būtų mažiukas, žinai, krumplį klyst. O dabar su sniego pirštinėm jie mėsto. Pažiūrėk, gražiai. Ne, realiai atvažiuokit, pažiūrėk, realiai kaip atrodo. Visas gražiai balai padarytas. Bam, bam. Kaip planavau, taip ir gavos, tik biškai kreiviau. Nu, tipo, aš iš dabar galvoju, reiktų pirkti juostelės metalo, žinai. Ir jos tada įpjauti, taip kampai pjauni. Įkaitini susuk ir gal sakė spigliukai, žinai. Supranti, apie ką aš kalbu? Suprantu. Ir tada galima pasidaryti šitoj vietai, tokį, žinai, kampu, išvakydį laikiklį. Bet tokį šių drakonišką, žinai, kaip drakonas. To vietai, kad užsidegtų pusę. Šitoj vietai. Siūskit prašymus, viską dabar. Dabar viską jau darysiu, aš jau būsiu pats geriausias šaltkalis. Pažiūrėk, čia yra absoliučiai pirmas mano kūrinys, niekad gyvenime nesu nieko panašaus daręs. Bet supratau, kad galvojau, kad tipo kampai patys lūžta taip, kaip aš galvoju, bet reikės laiko užsimest daugiau. Nes galvojau, kad kur lenkėsi, ten ir lenksis, bet pasirodo biškai iš toliau lenkėsi. Aišku, reiktum, einam prie tenais, prie priekalo. Kryvai užsidėjau, tas jaučiasi, tos kampus išnaudoti. Tikrai jaučiu galimybę tiesiog su tais kampais žaisti, žinai. Bet vėlgi, man šitas replės, kad ir atvežė žmogus, žinai, geras, bet jos man labiau atrodo, kad tiktų vinim tom senoviniam. Jeigu būna laivų sukala, paima išmetant kalą. Man su jom biškai šiaip, arba nes negaliu suprasti, kaip veikia. Nes sukasi man metalas. Kaip ir patogu, bet man per toli. Kaip ir geras, iš toli gal visai būtų patogu kažkas laikytų. Neišmesim, naudosim. Blet, plaktukas tikrai per sunku, žinokit. Pavargsta rankos ir nutirpsta. Nebegalėjau valdyti, toks nori kuo greičiau, kad pasibaigtų. Tai aš galvoju, gal nusipirksiu ne 1,5 kilogramo, o kilogramą. Arba 3. Tasme, nusipirksiu 3 plaktukus. Šitas bus 2. Pasikabinsim, jeigu reiks smarkiai išplakti. Tada nusipirksiu kilogramo ir 1,5 kilogramo. Plokštę. Ją atpjaut ir po to įdėt būtent šitoj vietai. Ir pasidaryti tik tai vieną skylę. Tu biškai tada molio apkrapštysi, kad užtaisys skylutės ir gausis, kad būtent tik tai per tą vietą kryptingai eis oras ir to vietai kaitriausia bus. Kaip su dumplėm, mane įdomu. Bet galvoju didelės, jeigu pasidaryčiau, žiūrėk, pasidarau didelės taip, kad jos kabėtų viršui ir pakabinti kokį nors akmenį nuo svorio. Atvirkštinį variantą daryti. Kad kaip tik, kai traukiu pagalį, ne šitą vietą kiltų, šitas būtų stacionari vieta, bet atvirkščiai šitas kiltų, atleidžiu pagalį ir nuo svorio atsitempia ir taip žaisti, žinai. Čia va kaitinu ir kažkur čia traukiu tokį virvelę arba kalavartą suki. Tai ačiū visiems, kurie žiūrėjot ir jeigu jums įdomu kalvės video, kaip toliau man tobulės visas tas procesas, tai stebėkit, spauskit laiką būtinai, subscribe. Subscribe, tai ten jau net per daug pas mane, net subscribe yra, jau galite ten subscribinti. Ir susitiksim kitame video. Priekalą dabar turiu, man žvyba neberūpi. Ai, savo priekalą, biškį nusikalt. Parašykit teigiamą komentarą apie priekalą. Pagirkit patį priekalą, blet, žmonės.